Jie prasideda, kaip saulė šviečia, praktiškai eina eiti į dirvą ir jau mes kaip ir dirbam tuos darbus, kaip sako, galim padaryti, darom, stengiamės kuo anksčiau, kol dar dirva kaip ir turi drėgmės. Ateitis parodo, kad ateityje drėgmės stygius, sėklos nedygsta, tai mes stengiamės kuo anksčiau, kaip sako, įsėti visas sėklas, nesvarbu, ten morkos, svogūnai, kopūstai, brokai, ten visas. Apie 20 jau sėjom, jau buvom įsidirbę, sėjom tiek morkas, tiek svogūnus, nes ilgai jos dygsta, jos nebijo šalčio, taipogi bulves labai anksti pasodinom, ir daigytas, ir nedaigytas, kad leido šįmet orai anksti į dirvą eit. Galbūt, kad čia dabar pas mus žiemų nėra, ta dirva neįšąla, greičiau, kaip sako, įeinam dėl to, kad įšalo jokio nebūna dirvoj. Tai tik leidžia, kaip sakau, dirva temperatūra gali būti ir žemesnė dirva, svarbu nedrėgna ir mes ją dirbam. Mes anksčiau ankstyvus kopūstus augydavom, būdavo sodinam, praktiškai įšalas išeina ir būdavo sodinam tas visas daržovukės kultūras. Tai čia kaip ir nuo gamtos priklausom. Tai dabar, kas čia anksčiausiai, gal bulvės pradėsim kasti birželio vidury. Turi būti paruošta dirva, gera sėkla įterpta, tam tikra priežiūra yra, metodika, kaip sako, kaip bet kurią kultūrą užaugyti. Mes kaip ir profesionalaus ūkio, ta prasme, perkam tik sėklas. Tai, kaip sako, jau mes tikimės, kad sėklos ir duoda atitinkamą derlių ir kokybę. Jos ir kaina gal šiek tiek kitokios, kaip čia prekiauja, bet mes žinom, kad iš jų turėsim derlių. Bet kuri kultūra reikalauja tam tikrų trąšų, tai jeigu jūs jų nepanaudosit, tai gero nieko nesitikėkit. Aišku, dirvą reiktų rekomenduotina sėjomaina būtina. Ne kaip visi atvažiuoja ir vis sako, sodinu tam pačiam darže 20 metų, nieks neužauga. Tai jau manau, kad reiktų vis pasikeisti dirvą. Daug žinių, daug pastangų ir kantrybės. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.